Vasariški karščiai, pripažinkime, tikrai nelepino, tačiau viliamės nedarganoto rudens ir kuo daugiau įvairiaspalvių dienų. Sveikinami su rugsėjo 1-ąją linkime drąsos ir kantrybės žengiant į naują etapą. Kai kam į aukštesnę klasę, į naują žinių pasaulį. O naujokams, 1 klasių mokiniams linkime drąsos ir lengvo įsiliejimo į mūsų bendruomenę. Nuoširdžiai linkime mokytis, svajoti, mylėti, ieškoti ir nebijoti pradėti iš naujo, jeigu to tik reikės. Tegul mūsų mylimų bendruomenės narių pastangos ir nuoširdus darbas sukuria erdvę ieškojimui ir gyvenimo prasmės įgyvendinimui. Su švente visus! Mokslo ir žinių dieną kviečiame pasitikti Lietuvos Respublikos himnu. Ačiū. Šiandieną sveikiname su visais mūsų gimnazijos darbuotojais. Pagaliau mes ir vėl susitikome. Ačiū už jūsų šypseną, švelnumą, o kartais ir atlaidumą, kai kažką ne tai padarome. Ačiū, jog suprantate, kas yra jaunystė ir padedate mums bręsti. Jūs tyliai ir kantriai dovanojate mums šviesą ir šilumą. Bėgant metams bręsta ir supratimas, kad tyliausi dalykai pasako daugiausia. Kaip ir šaltinis, kuris niekad nekalba, bet vis čiurlena, srovena. Iš jo galima semtis paties tyriausio vandens. Kviečiame pasiklausyti kūrinio Vandenynai, kurį atliks mokytojas Vidos Auglienės ir maestro Algirdo Lukšio vadovaujamas ansamblis Still. Mintimis
kurios semėmės išminties, bet kartais dėja jis nuneša ne tą, nenorimą kryptimį. Taip sunku suvaldyti, kas ne nuo mūsų priklauso. Bet gal kartais pasidavimo sroviai gali kaip tik nunešti ten, kur net neplanavai būti. Taigi gal vis dėlto ir verta būti nublokštam ten, kur nesitikėjai. Juk netikėtumai kartais dovanoja daug naujų, neatrastų ir reikšmingų patirčių. O šiaip, kryptį gyvenime vis tiek atrasim. Taip, mūsų gimnazijai kiekvienas sutiktas žmogus yra savaip labai svarbus. Mokykloje yra taip. Rūpesčiais ir kasdienybę dalinamės vieni su kitais. Bandome atrasti gyvenimo prasmę. Dėkojame visiems. Na, o dabar kviečiame mūsų gimnazijos direktorę Živilę Kiškionytę. Labadiena, mėly vėtrungiečiai. Smagu tradicinę mokslo ir žinių dieną vėl čia jūs visus matyti. Šiandien susirinko čia 27 klasės. Daugiau kaip 1.800 mokinių. Tikrai gimnazija padidėjo ir labai smarkiai. Ir kogi man palinkėti jums ateinančiais gražiais šiais mokslo metais? Pirmiausia, palinkėsiu sutarimo, susitarimo, semkitės žinių. Mokytojai tai tarsi langas į pasaulį, kuriame jūs kiekvienas turėtumėte surasti savo vietą, susidėlioti savo prioritetus. Bet kokiegi nauji metai be praėjusių mokslo metų? Kadangi praėjusiais mokslo metais nebuvo progos susitikti birželio mėnesį, tai šiandien aš noriu padėkoti tiems mokiniams, kurie praėjusius mokslo metus baigė labai gerais ir puikiais pažymiais. Todėl šiandien noriu pakviesti Eimantą Višniauską iš 4 Eko 2 klasės. Dėkojame Eimantui. Kviečiu Faustą Žalnieraitytę iš 4 Eko 2 klasės. Faustas sakė, dainuoja. Tada kviečiu Liepą Kairytę iš 4 Eko 1. Taigi dėkojame Liepai už puikius akademinius pasiekimus. Ačiū. Kviečiu Emiliją Tomaševičiūtę iš 4 Eko 1 klasės, kuriai irgi dėkojame už puikius akademinius pasiekimus. Ačiū. Kviečiu Jorę Šukytę iš 4 Eko 1 klasės. Ačiū, Jorė. Kviečiu Evitą Drazdauskaitę iš 3 Eko 2. Kviečiu Radvilą Arcimavičių iš 3 Eko 1. Dėkojame Radvilui už puikius akademinius pasiekimus praeitais mokslo metais. Ačiū Radvilui. Taip pat kviečiu Emilę Kniuliūtę iš 3 Eko 1. Ir dėkoju Emilijai už puikius pasiekimus. Kviečiu Justę Rimkutę iš 3 Eko 1. Ir tuo pačiu kviečiu Viktoriją Dapkutę iš 2 Eko 1. Kviečiu Urtę Žilaitytę iš 2 Eko 1. Kviečiu Eviją Zaboraitę iš 2 Eko 1.
Kviečiu Emilį Ratkevičių iš 2 ECO 1. Ačiū Emiliui. Kviečiu Medą Šataitę iš 2 ECO 1. Taip pat Izabelę Beli iš 2 A klasės. Ačiū Medai. Atbėga Izabelė. Ačiū Izabeliai. Na ir dar. Noriu pakviesti 3 C klasės mokinį ir padėkoti už tai, kad jis dalyvavo ir iškovojo 2 vietą Europos krepšinio čempionate. Arnas Erlickis. Taigi, Arnai, dėkoja Vėtrungė, dėkoja Lietuva. Ačiū ir toliau lauksim tokių gražių pasiekimų. Sveikinam. Na ką, mielieji, aš visiems linkiu gražios ir prasmingos šiandienos šventės. Ačiū, direktorė. Na, o dabar kviečiame pasiklausyti muzikinio kūrinio Aš mažas. Mažas žiedas puoštėje I
Mes, pajūrio vaikai, žinome, kas yra audra, naršant jūros bangas. Taip pat žinome, kas yra pėdos įspaudas smėlyje. Žinome, ką reiškia burė, gaudantį vėją. Tai žino ir mūsų mylimi auklėtojai, todėl dėkodami jiems už rūpestį, pasveikinkime juos gausiais aplodismentais. Ketvirta A. Lina Grišenkovienė. Ketvirta B. Leila Mozuraitienė. Ketvirta C. Kristina Lenartaitė Gotaučienė. Ketvirta D. Raimonda Raškevičė. Ketvirta Eko1. Reda Ignatavičiūtė Kinelienė. Ketvirta Eko2. Lina Lamsaitienė. Trečia A. Daiva Mickutė. Trečia B. Laima Ložienė. Trečia C. Mantas Vaičiūnas. Trečia D. Mindaugas Bugys. Trečia F. Gintarė Andrijauskienė. Trečia Eko1. Indrė Venskuvienė. Trečia Eko2. Jolanta Krutkevičienė. Antra A. Evelina Šilgalytė. Antra B. Daiva Ivaškevičiūtė. Antra C. Rasa Balsevičienė. Antra D. Viktorija Virgelienė. Antra F. Inga Leonavičienė. Antra Eko1. Asta Vainarė. Antra Eko2. Simona Jonienė. Na, o dabar pasitikime naujus mūsų gimnazijos narius. Pirmų gimnazinių klasių mokinius bei jų auklėtojas. Pirma A. Kristina Rubavičė. Pirma B. Rūta Liudienė. Pirma C. Indrė Molienė. Pirma D. Eglė Kleivienė. Pirma F. Gabrielė Ješaitė. Pirma Eko1. Regina Mickutė. Pirma Eko2. Irina Timofičiuk. Linkime kuo sparčiau ir sėkmingiau pasijusti savu čia su mumis. Padėsime, palaikysime, tikėsime jumis. Kaip žinia, mūsų gimnazijoje veikia ekologinės universitetinės klasės, kurios jau 4 metus gimnazijos teritorijoje pasodina medelį. Nuostabu žinoti, jog pirmieji medeliai puikiai prigijo, todėl šiandien pirmosios eko klasės tęsia šią tradiciją. Pasodins dar vieną medelį. Visi drauge branginkime, puoselėkime ir saugokime jį. Na, o dabar kviečiame visus kartu atlikti mūsų gimnazijos dainą.